Vilnius. Vilniau. Ir dar aš ten laukiu, kas dar ateis. 0 balso, 0 klausos, 0 balų per pasimatymą. Eimutis į autobusą keliauja su riestainio skylę. Mano vieta, broli šaunuolė. Pana tikrai. Ačiūgiena, pana. Graži, viską. Bet jai reikia dainuojančių vaikinų. Tai gal Kami eiktų pabandyti. Kami, davai. Paneplokė meilės. Nesvarbu dydis, svarbu, ką berniukas moka. Kamilis, 18 metų, draugai vadina Kamiu. Patinka krepšinis ir tusiukai. Ieško įdegusios riestanosės riestauodegės. Labas. Labas, aš Vesta. Aš Kamis. Malonu susipažinti. Man taip pat. Kamilė iškeliavo. Ja, iškeliavo, greit sugrįs. Nebent balsą gerą turite. Nuo kiek tų metų? Daug. Tai kiek? Nuo kiek duotum? 19 gal? Mažiau. Mažiau? Jo. 18? Taip. Tai yra tokia problema, kad aš iš tavo tiek biškė esu vyresnė. Tai jeigu tiek, tai ne problema. Iš karto pradėjo. Gal galiu sudainuoti ant gamą, man buvo bla, aš ieškau partnerio ant scenos. Sakau, negaliu dainuoti, nemoku dainuoti. Gal bent balsą ten kažką tai klausai, turi, sakau, balsų, neturiu, sakau, nedainuosiu. Kam tu šitaip dar būtum, gal kokiais 2 gaidelius pavaręs, tai gal dar... Kokia tave mergina domina? Tokia kaip tu. Kaip fainai, žinok, labai malonu iš tikrųjų. Labai malonu. O šiaip kiek va taip esi turėjęs panelių, merginų ar... Kurioj srity? Draugavęs ar? Draugavęs. Nežinau, mažai. Mažai, kodėl? Nežinau, nepatrauklus esu. Ne, tai tu toks nebūk nusimynęs, viskas gerai su tavim. Bet jisai pats sakė, kad išsikituos pats save. Tai. O koks tavo šiaip yra didžiausias malonumas tavo gyvenime? Panelės gal. Panelės? Jo. Aš tau kažkiek patikau, ar ne? Nu, galima sakyti taip. Nu, tai aš tavęs neprašysiu dėl manęs, kad čia perplauktum, bet, tarkim, galėtum, nu, gal į kokį medį lipti arba ir dainuoti man kokią nors dainą. Dainuotai negalėčiau, lipti galėčiau. Galėtum? Įlip galėčiau. Bet labai greitai. Labai greit, labai greit. Tik nenulūž, tik nenulūž. Ai. Tik nepasakyk, kitas kaip taip stengiasi. Nelip, viskas užtenka, aš pamačiau viskas užtenka, aš jau negaliu žiūrėti, tu užsigausi. Ką, žinau, ne aukšta? Žema. Žema, šiaip žmona. Mano Bet už ką man visai galva apsvaigo. Aš tokia, žinai, labai smalsėjus ir man labai įdomu, kas ten yra. Bet tai nereiškia, kad tu esi prasčiausias ar blogiausias ir panašiai. Ir negalvok niekada apie save, kad esi nepatrauklus. Tu esi šiaip fainas iš vidaus vaikinas. Dėkui labai. Ačiū, malonu buvo. Ir tau. Kitas. Baik, tu savo kokia nereali panelė. Nesitikėjo, kad pasakys kitas, bet pasakė. Iš tiesų tas vaikinas tai galbūt turi kompleksų kažkokių. Negalbūt, bet pats ir prisipažino, kad yra neišvaizdus ar kažkaip. Mano gyvenimas dužo į šipulius. Bet aš nepasakyčiau apie jį taip pas savo, jeigu akim realiai žiūrint. Iš tikrųjų šaunus vaikinas yra ir aš manau, kad jam reikia tik tai vat... Kur lipau medėsiu į pasikartą. Ir aš linkiu jam sėkmės, ta prasme, bet, nu, ne mano skonio vaikinas buvo tikrai. Tarzano įvaizdį bandęs išlaužti Kamilis, Vestai pasirodė panašesnis į mažą nuskriaustą berniuką. Todėl mergina ištarė kitas. Ką dainavai? Nedainavau, lipau į medį. Medį lipau. Įspūdinga panelė. Labai gaila. Jau siejau ateitį su ja, bet... Jau sėjai, ne? Jau sėjau. Nu ką, likai paskutinis. Aik, sėkmės. Davai. 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Antanas, 22 metai, Marijonas antrasis, naujas svajonių jaunikis, patinka merginos proto bokštai. Labas. Labas, kaip malonu susipažinti, aš Vesta. Antanas. Labai malonu. Pirmiausia, galbūt pradėkime nuo matai šitas jau toksai tiltukas yra, ar ne? Yra. Ir tu, nu, supranti? Mes dabar kaip po bažnyčios pasantė pasikalbėjimus. Nu, panašiai, jo. O paskui apie viską pasikalbėsiu. Bet kaip lankstelė, ką? Neša. Tai dabar ten? O tu sportuoji? Ne,
sportuoji? Ar aš sportuoju? Taip, kaip greitai. Ačiū. Sportininkas? Beveik. Tarkim, esu sportininkas. Paskutinis, vyriausias toks atrodo. Manau, tinka viens kitam. Bent jau geriausiai iš mūsų visų. Man tai aišku gaila, nes tikrai fainai. Jo, pana, tai gerulė. Tai dabar norėčiau, kad jeigu galėtum dėl manęs pagaminti sultis tokias sveikas, nes aš šiaip pripažįstu, ta prasme, gyvenime tokį sveiką mitybą. Tai norėčiau, kad man tas tokias sultis išspaustų. Išspaus netgi, ne? Tai man įdomu, ta prasme, tu šioje laidoje ieškaisi savo merginos? Šioje laidoje aš ieškusiu galbūt 2 dalykų. Pirmas dalykas tai taip pat ir tavo patirties. Ir kadangi esu tos pačios srities kaip ir tu, žmogus, tu supranti, kiek kainuoja reklaminis eteris. Man atrodo, jis pareisiu pinigai šiaip, jis man atrodo, kad jį pasirinks ir nepasims jos. Matau, žmogui gal svarbiau pinigai negu panelis. Kaip atsiradai scenai? Kodėl atsiradai? Mano prasidėjo scena nuo pat vaikystės galbūt. Iš pradžių tai buvo svajonės. Svajojau. Nu ir svajojau ir turbūt prisisvajojau iš tikrųjų, nes sutikau tokių žmonių. Galiu pasakyti, tai buvo 16 Hertz nariai, kurie man padėjo užlipti gal tiesiog į sceną, išbandyti save ir rodyti savo, kad aš tai sugebu ir galiu. Žinai, kaip būna pati pradžia, tas jaudulys ir visa kita. Tai galvoju prieš kokius 2 metus, kada aš su 16 Hertz važinėjomės kartu. Ir buvo pirmieji koncertai ir aš kaip lipau į sceną, aš labai bijojau visų žmonių, turbūt net pati savęs bijojau, nežinojau, kaip aš ten atrodau ir kaip ten ką, žinai. Bet, ta prasme, paskui pratau, paskui susipažinau su daugiau tos srities žmonių, žinai. Ir tiesiog pradėjom ir dirbti kartu. Ir aš šiaip esu muzikos mokyklą baigus. Čia ne šiaip sau. Vis tiek matau, ar be pinigų, ar su pinigais jis grįž. Už 10 minučių maksimum. 5. Ne ilgiau. Plaukai baladuojas, iš esmės dar neparengi. Tuoj grįž. Tavo mėgstamiausia daina, tai yra tavo nauja daina. Taip, tai yra mano nauja daina. Okay. Bet aš, jeigu norite, galiu biškai pamokinti padainuoti. Gerai, pabandom. Neklausk manęs, kodėl saulėlydžiai rausti vyrai vieniši. Neklausk manęs, kodėl esu viena, kai tu tyli. Ir kartoji tu dabar, va. O. Dabar aš sudainuosiu ir tu pabandyk atkartoti taip pat kaip aš, gerai? Gerai. Dabar kiek atsiminsi? Nori, ką prieš tai tau pasakysiu, ką? Man žinai, ką panašus tavo balsas? Į ką? Nu, pabandyk atspėti. Marijono Mikutavičius? Žiauriai. Marijonas kažkada irgi pradėjo nuo renginių. Tai galbūt sakau, galbūt ne. Čia gyvenimas parodys. Tavo balsas yra labai gražus. Aš tai būčiau mielnoriu išsmaudęs, nes saulė švietė, ten karšta buvo. Man prie tos panelės irgi karšta buvo. Mačiau užprakaitavęs atėjusias. Man patiko mūsų šitas visas pokalbis, bendravimas ir panašiai. Tikrai šiltai tu moki bendrauti. Ir todėl dabar čia bus tavo pasirinkimas. Arba tu renkiesi pinigus, arba mes tęsime savo pasimatymą. Toliau galbūt ne šiandien, galbūt. Palauk, pagalvoti. Ką pasirinks Antanas? Antrąjį pasimatymą su Vesta ar pabėgs su pinigais? Gena, pana, graži, viską įspūdinga. Kodėl esu viena, kai tu tyli? Tai aš manau, kad ne piniguose laimė. Ai, tai labai malonu tada. Daug vaikų, daug dainų, sėkmės. Jei negali dainuoti su pačiu Marijonu, kodėlgi nesusimetus su jo kopija? Sveiki, esu Audrius, mokytojas, ieškau merginos, bet ne mokinės, ieškau neturtingos, bet, kaip matot, turiningos. Nepatiktų tokia mergina, kuri varžytų mano laisvę, taipogi tikrintų mano telefono žinutės,